Na, sveiki gyvi visi. Taigi, šitą aparatą turbūt prisimenat. Kažkada aš turbūt jį rodžiau. Ir aš kai tikrinau, buvo taip, kad jisai nesuko plokštelių. Ir man daug nereikėjo. Aš, kai nusėmiau šitą gumą, per šitą skylę pamačiau, kad yra kažkoks dirželis. Ir jeigu matot gerai, tai šitas dirželis man yra sutrūkęs. Ko pasakoju, spėju, ir nesisuko šitą plokštę. Tai pabandysim mes dabar šitą aparatą pasiremontuoti. Prisinešiu kamerą arčiau. Va. Ir čia matosi, yra prisukta kažkokiu varžteliu. Tai aš pabandysiu šitą varžtelį atsileist. Kadangi dabar, kaip žinia, matėt, aš turiu daug šitų dirželių va tokių technikai. Aš pabandysiu atsisukti ir nusimti šitą blyną. Ir va, kaip čia viskas puikiai matosi. Aišku, matom, kad čia yra biški dulkių. Tai aš pabandysiu greitai su šepetėliu šitas dulkės čia prasivalyti ir bandysim įsiaiškinti, kaip čia šitas dirželis turi būti užsidėjęs. Manau, čia nieko sudėtingo nėra ir šitas dirželis turėtų dėtis labai paprastai. Taip pat man įdomu dirželio plotis. Kaip žinia, buvau išsipakavęs 3 mm, bet matau, kad 3 mm man yra biški per siauras ir šitas dirželis pilnai galėtų būti ir 4 mm. Tai bandau išsipakuoti 4 mm pokelį ir pasiimti storesnį dirželį. Kaip atrodo 4 mm. Nu va, kaip matot, labai plotis panašus, manau, atitinka. Todėl, manau, ant šito patefono, kaip sakant, ant radiolos turėjo būti 4 mm dirželis. Tik man dabar labai įdomu, kokiu principu jis buvo čia pravertas, nes spėju, kad vienoje vietoje jis čia turėjo būti perkištas va taip ir uždėtas taip. Jeigu kas galvojat, kad kažkaip va taip, sakykit. Nors man atrodo, kad ne. Panašu, kad jisai turėjo būti padarytas aukščiau ir tikrai neturėtų. Bet net nežinau, kai nutrūkęs, neaišku, kaip jisai turi būti. Ir šitas ką daiktas duoda, tai ką? Reiks bandyti gal jungti rozetę ir pasitikrinti. Kadangi kištukas senovinis prie jo, tai mums labai pasitarnaus va elementarus toks trišakis. Jis tinka į bet kokią rozetę ir labai mums bus gerai šitam magnetofonui. Dabar man įdomu įsijungti ir pasitikrinti, kaip čia šitas aparatas suksis. Dar kažkur nepaingoju elektros turbūt. Viskas įsiaiškinom, viskas įjungta, bet man dabar nu ir tikrai suka dirželį. Ir įdomu. Ir atsijungia. Nu ką, liktai kol kas suka. Jeigu aš čia gerai šitą daiktą pataikiau, nežinau kokią funkciją atlieka šitas dalykas. Čia yra skirta greičio reguliavimui. Tiesiog yra 2 greičiai ir šitas vėlenėlis, kaip matom, apačia yra platesnė, o viršus siauresnis. Ir jeigu užsimetant siauresnę, jį greičiau suka ir gaunasi automatiškai greitesnis greitis. Tai reiškia viskas gerai, aš ir turėjau per šitą plasmasinį perverti vieną galą dirželę. Tai, man atrodo, viskas čia panašiai ir atitinka. Ką, tuoj užsuksim blyną
Ir žiūrėsim, kaip mums šitas aparatas turėtų groti. Nes aparatas buvo pas brolį grojantis, tiek aišku nuo tiek senatvės. Guminis šitas dirželis suplyšo. Taip, pabandykim priveršt biškį, uždėti šitą ir užsidėsim kokią nors plokštelę. Ir tuoj pasijungsiu kolonėlę ir atliksim mes patikrinimą. Viskas, pasijungiau kolonėlę, va, kaip matot, gal biškį iš toliau. Ir bandykim tikrinti mūsų remontą. Remontas tikrai labai paprastas. Spaudžiam. Nu ir pabandykim. Ir pažiūrėsim, ar eina, o garso, va, buvau nejungęs patefoną. Aha. Perjungom patefoną, bet plokštelė bloga. Aha. O žinot, kas gaunasi? Plokštelė kreiva. To pasekoj nelabai gerai groja. Tuoj. Geras. Uždėjus plokštelę, jinai kažkokia gaunas buktuota. Ir vienas galas liečias, kitas galas nesilečia, kaip pasidė. Tai aš atrasiu geresnę plokštelę. Tuoj. Ir išbandysim. Na va, atradau plokštelę. Kadangi, kaip žinia, buvau daug jų įsigijęs, visą didelę dėžę, tai tikrai turėsim ant ko patikrinti šitą patefoną. Nu ką, ir bandom žiūrėti, kaip jisai čia veiks. Aha, ir man kol kas negroja. Neįsivaizduoju, kodėl, neprisispaudžia gerai. Gal čia yra kokie nors reguliatoriai svorio, kaip jums atrodo. O, tik grojo per greitai. Aha. Kažkaip įdomiai groja. Aha. Kažkaip įdomiai groja. Toks vaizdas, kad kažkaip jisai, nežinau kaip reguliuojas. Bet kodėl jisai taip įdomiai veikia? O! Persuku ant kitos pusės. Bet kažkaip toks vaizdas, kad prašoka. O, gal, kas žino tiksliau, ką duoda tas, ar daug sukti reikia, ar mažai. Nes, kaip suprantu, yra kažkoks papildomas svoris. Turbūt lemia kažkokį prisispaudimą. Dar radau kažkokį kitą reguliatorių. Nežinau, ką duoda jisai. Nu, garso tai daug neduoda. Dar pabandysiu patikrinti kitą pusę. Nu, vat kažkokio garso stiprumo šitas aparatas man neduoda. Gal žinot, turbūt jisai tikrai turėtų stipriau, garsiau groti.
Nu įdomu. O. Nu va, pasirodo dar gale kažkokį jungiklį pajunginėjau, tai jisai kažką davė. Nu, bet šiaip iš esmės patefonas groja, gal tik norėtųsi kažkiek, kad garsiau kolonkė duotų, bet nesidomėjau, kiek šitas aparatas turi vatų išėjimo galios. Gal jisai per kažkokį stiprintuvą turi tik tai jungtis. Nes tas senas vokiškas kitas mano daug garsiau groja negu va šitas. Tai va, jeigu ką žinot. Bet esmė, kad šioks toks remontas pavyko, plokštelė sukasi, puikiai veikia. Nu ir garsa, to šiek tiek yra, tai gal bus viskas gerai. Kam patiko, spaudžiam laikiuką ir iki sekančių video. Iki.